Sveiki, su jumis Brilliant, bookprofesionalas.com ir pirmasis mano video iš Amerikos, pirmasis video iš Las Vegaso. Galim sakyti, tai yra pirmasis rytas mano Amerikai, nors atvažiavom vakar, bet jau vakare. Ir parodysiu, kur gyvenam, ką matom, kur žaidžiam ir taip toliau. Tai išsinuomavom pirmom 14 dienų tokį motelį, žodžiu, kai būna per visus Amerikos filmus, kur gyvena visi maniakai ir vyksta didžiausios nelaimės. Tai kas dar yra įdomaus, tai tas internacionalinis paradoksas, kad į Ameriką skrendam su Norvegų oro linijom, kur visos stewardesės ir stewardesai yra azijiečiai, kas irgi buvo labai keista. Tai vieta yra gera tuo, kad labai arti yra centrinės dalies stripo. Čia matom MGM Grandą ir ten toliau yra kiti mūsų pagrindiniai pokerio žaidimo centrai. Tai 5 minutės piškom kelio iki pagrindinės darbo vietos, tai tas yra labai gerai ir kaina pakankamai nedidelė kaip už tokį motelį. Tai pirmasis mano video ir šiuo metu Las Vegase yra žiema, kaip ir pas jūs. Ir čia yra kokie gal dabar, nežinau, 8 laipsniai, gal biškai mažiau, bet visi yra su maikėm ir su džemperiais geriausia atveju, nes ant saulės, bet kuriuo atveju labai karšta ir labai yra malonu. Tik naktį atšąla, naktį koks 0 būna ir kambariai neturi nei garso izoliacijos, tai viskas girdisi, ir neturi nei šilumos izoliacijos, nei radiatorių, tai naktim nebūna labai šilta, naktį net, žodžiu, prabudau iš šalčio. Tai koks mano tikslas? Tai mano tikslas savaime, aišku, daug pafilmuoti, visko parodyti jums, kas vyksta čia. Miestas man pasirodė gana purvinas toks ir gana pavargęs, labai daug visokių valkatų, visokių bomžų, prašančių išmaldos. Ir vakar jau apsilankėm pirmam kazino, tai nenoriu pasakoti, kaip sekasi, papasakosiu plačiau, kai jau darysiu ataskaitą investuotojam. Tai planuoju žaisti daug pokerio, papasakot apie jį, taip pat papasakot ne tik apie pokerį, bet ir apie patį miestą, apie visokius šou, kurie vyksta, šiek tiek pakeliaut po valstiją ir irgi pasidalinsiu jumis. Tai tokios trumpos naujienos iš lošimo sostinės Las Vegaso, su jumis Brilliant, bookprofesionalas.com.